Mylimieji, dažnai mes manome, kad Dievo meilė yra panaši į žmogaus meilę. Meilė, kuri sąlygota yra mūsų veiksmų. Todėl prisikuriame įvairiausių dalykų, manydami, kad tik per juos mes įtiksime Dievui. Dievui, kuris mūsų galvoje yra piktas, baugus ir baudžiantis. Bet Liuteris pasakė, stop. Dievas nėra piktas tėvas, stovintis prie laukinių durų su diržu rankoje, kai vaikas vėluoja grįžti sutartu laiku. Dievas yra mylintis tėvas ir trokštantis tik geras, bet tuo pačiu suprantantis, kad esame savarankiškos asmenybės, nors ir dažnai pasirenkančios klaidingai. Bet jis mus myli ir leidžia klysti, nors kartu saugo ir rūpinasi mumis. O mes, kaip neklaužadas, vis prisiviriname reikalų ir tada vietoje to, kad bėgtume pas savo dangiškąjį tėvą, mes kuriame planą B ir klausime savęs, ką turiu padaryti, kad Dievas mane labiau mylėtų. Arba, ar Dievas mane mylės mažiau, jei suklysiu. Tai klausimai, kurie kyla iš mūsų žmogiškojo supratimo apie meilę. Todėl šiandien norėčiau su jumis pasvarstyti apie Dievo meilės prigimtį ir apie tai, ką Biblija moko mus šiais klausimais. Ar gali žmogus padaryti kažką gero, kad Dievas jį mylėtų labiau? Visų pirma, reikia suprasti vieną esminę tiesą. Dievo meilė yra besąlyginė. Šventajame rašte matome daugybę vietų, kuriuose Dievas aiškiai sako, kad jo meilė nepriklauso nuo mūsų darbų ar pasiekimų. Pavyzdžiui, laiške Romiečiams 5 perskyrime 8 eilutėje rašoma: Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Čia matome, kad Dievas mus mylėjo dar prieš tai, kai padarėme ką nors gero. Jis savo meilę išreiškė aukščiausiu būdu, siųsdamas savo sūnų mirti už mus, už mūsų nuodėmes. Dievo meilė nėra priklausoma nuo mūsų veiksmų. Nėra tokio gero darbo, kuris galėtų priversti Dievą mus mylėti labiau, nei jis mus jau myli. Dievo meilė yra tobula ir besąlyginė nuo pat pradžių. Jis mus myli ne dėl to, ką mes darome, bet dėl to, kas jis yra. Pirmame Jono laiške, 4 perskyrime 8 eilutėje parašyta: Dievas yra meilė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad meilė yra ne tik viena iš Dievo savybių. Tai reiškia, kad meilė yra Dievo esmė. Ar mes galime sumažinti Dievo meilę per neklusnumą, klaidas ar nuodėmes? Natūralu galvoti, kad jei nusidedame ar padarome ką nors blogo, Dievas mus mažiau mylės, nes mes ir taip darome. Tačiau ir šiuo atveju Dievo meilė pranoksta mūsų žmogišką supratimą. Jis neatsiriboja nuo mūsų, kai mes nusidedame. Prisiminkime palyginimą apie sūnų palaidūną, Evangelija pagal Luką, 15 perskyrimas. Nors sūnus padarė didelę klaidą, iššvaistydamas savo tėvo turtus ir gyvendamas nuodėmėje, tėvas jį pasitiko išskėstomis rankomis, kai jis sugrįžo. Matome, kad tėvo meilė nesumažėjo dėl sūnaus veiksmų. Dievas neleidžia, kad mūsų nuodėmės sumažintų jo meilę mums. Apie tai mes skaitome 103 psalmėje. Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei apmoka mums pagal mūsų kaltes. Kaip aukštai nuo žemės dangus, taip didi jo ištikimoji meilė pagarbėjo bijantiems. Kaip toli rytai nuo vakarų, taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes. Tačiau tai nereiškia, kad jis pritarė mūsų nuodėmėms. Dievas mus myli tiek, kad nori, jo gyventume šventą ir teisingą gyvenimą. Kai mes nusidedame, Dievas kviečia mus atgailauti ir sugrįžti prie jo, bet jo meilė niekada nesumažėja. Laiške Romiečiams 8 perskyrime 38 ir 39 eilutėse Paulius rašo: Aš esu įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas,
nei angelai, nei valdžios, nei dabartis, nei ateitis, nei jokios galybės, nei aukštybės, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai nepajėgs atskirti mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Mūsų darbai negali užtarnauti didesnės Dievo meilės. Jie yra mūsų atsakas į jo jau duotą meilę. Kuomet mes suvokiame, kaip giliai mus myli Dievas, mes pradedame keistis. Ši meilė mus skatina gyventi Dievui patinkantį gyvenimą. Mes neprivalome dirbti tam, kad pelnytume jo meilę. Mes darome gerą dėl to, kad jis jau mus myli. Mes norime gyventi taip, kaip jis nurodo. Jėzus sakė, jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų. Mes gyvename teisingai ne tam, kad užsitarnautume daugiau Dievo meilės, bet todėl, kad jau esame mylimi. Meilė yra jėga, kuri mus kviečia ir verčia atsakyti į Dievo malonę su dėkingumu, paklusnumu ir troškimu gyventi taip, kaip jis nori. Mylimieji, Dievo meilė mums nepriklauso nuo gerų ar blogų darbų. Mes negalime padaryti nieko, kad Dievas mus mylėtų labiau, nei jis mus myli. Ir nieko negalime padaryti, kad jis mus mylėtų mažiau. Dievo meilė yra amžina ir tobula. Bet ši meilė kviečia mus gyventi pagal jo veidą, pagal jo valią, iš meilės jam, ne dėl baimės ar siekia pelnyti jo prielankumą. Gyvendami šioje tiesoje esame laisvi ir stiprus. Nežinome, kad mūsų vertė ir mūsų gyvenimo tikslas kyla iš Dievo meilės, kuri niekada nesibaigia. Amen. Tai tebūna. Amen.